Sveiki, mano brangieji, šiandien vėl taroskopas, mėnesio taroskopas rugsėjo mėnesiui Skorpionui. Grįžtame prie mėnesio prognozių, pagal galimybės stengsiuosi jums jos daryti, kadangi prabalsavote, kai dariau apklausą, kad jums labiau patinka mėnesio prognozės, jūs yra informatyvesnės ir daugiau jum pildosi. Taip, tai gerai, tada pradedam nuo išprotėjusio mėnulio taro kaladės. Kaip visada junkitės irgi mintimis prie visatos informacinio lauko ir užduokite klausimą, kokie pokyčiai manęs laukia rugsėjo mėnesį. Arba vėlgi, jeigu turite kažkokią dabar dilemą, problemą, mintimis suformuluokite intenciją gauti šios prognozės metu savo kažkokį atsakymą, patarimą, kaip išspręsti jūsų tą dilemą ar problemą. Taip, pradedam. Skorpionai, kas laukia rugsėjo mėnesį, skorpionų. Taip, ir tai korta 10 kardų. Tai korta kvailys. Ir tai korta lazdų karalienė. Taip, 10 kardų, čia biški dar ištraukiau irgi patikslinimą, 10 kardų. Nu taip, viena iš pačių tokių aštriausių kortų ir pačių negatyviausių kortų maukoje. Tai yra korta, matote, pervertas žmogus kardais, tai visada korta tokio kažkokių planų žlugimo, šoko, tragedijos, kokios tragedijos, kažkokios, kai jum atrodo tai kaip asmeninė tragedija, kuomet jūs kažko tai tikėjotės ir jums bats kaip tas smūgis, į nugarą. Tai va čia pasižiūrėjau, su ko gali būti susijęs, tai gali būti santykių srityje, emocijų srityje, tai toks bus labiau jūsų emocinis žlugimas. Emocinis smūgis, tikriausiai susijęs, žinoma, su jausmais, su santykiais. Va čia irgi 8 taurės, tai tuomet, kai, arba tai išves jūs, žinoma, iš pusiausvyros psichologiškai, nes visi smūgiai, išveda iš pusiausvyros, tai tik tai klausimas laiko, per kiek laiko žmogus sugeba atsistatyti ir šiek tiek save, taip sakant, surinkti atgal, į tą, tokį vėlgi, kaip sako, visi suimti save į rankas. Žinoma, kiekvienam tai prasigros asmeniškai, vėlgi priklauso nuo jūsų sugebėjimo, kaip aš sakau, psichologiškai, surinkti save į rankas, suimti save į rankas, bet kažkas tai tokio reikia tikėtis, kad nemalonumas ir toks smūgis emocinis turėtų jūsų laukti mėnesio pradžioj. Sekanti korta yra kvailys, o kvailys tai gali būti susijęs su jūsų vaikų šita problema, kažkokia emocinis smūgis, kuomet kažkas tai atsitiks, nemalonumas ar problema lies jūsų vaiką ar vaikus. O taipogi kvailys tai, kvailys tai, sakykime, tai kažkokių tai jūsų neapgalvotų praeities veiksmų padariniai paprastai būna, kuomet žmogus pasielgia praeityje lengvabūdiškai, neapgalvotai, ant emocijų, davai. Ir ateina su laiku, iškart gali neateiti tos pasekmes, bet tos pasekmes gali jums prasigruoti būtent rugsėjo pradžioje. Galbūt jūs irgi norėsite kažkas tai, ką jūs būsite suplanavę rugsėjui, galbūt kažkokį jau pokytį, galbūt jūs būsite pasiruošę, tarkim, išvažiuoti, persikelti kažkur kitur. Būsite susitarę jau įsigyti naują ten būstą, namą, sodybą, dar kažką. Ir aš jums kaip pavyzdį tai sakau. Ir šokas, smūgis tame, kad, tarkim, buvote davė užstatą, jum atsakė, neįmanoma, neduos paskolos. Ar žmonės, kurie pardavinėja, pasako, kad jums neparduosim. Kažkas įvyko.
ane, arba vėlgi jau buvote susitarę, tarkim, vėl kaip situacijos modeliavimas, kraustytis pas savo partneriai kažkur tai į galbūt kitą miestą, galbūt į kitą šalį, partneris pasako, ne, vis dėlto ne, liekam gyventi patys, kiekvienas savam mieste, bute ir taip toliau. Tai vat čia vėlgi aš jums sakau, kaip gali prasigruoti tuos 10 kardų. Ir lazdų karalienė, čia tokia šalia turėtų būti stipri, protinga moteris, kuri tikriausiai jums padės išsikapstyti arba pergyventi šitą šokiruojančią, nemalonę situaciją, šitą jūsų planų žlugimą, šitą, taip sakykime, emocinį, psichologinį smūgį ir bus šalia ir jūs palaikys, nes lazdų karalienė yra stipri moteris, jinai yra optimistė moteris, jinai ta moteris, kuri gali, sakykime, taip paimti dalį jūsų naštos, psichologinės naštos ir jums, suteikti tą pagalbą bent jau psichologinę ir kad jūs nepalūžtumėte ar neeitumėte visiškai į depresinės nuotaikas. Tai čia turėtų jums pagelbėti. Taip, ir našimu antrą kaladę, tokia auksinė taro kaladė, labai graži, tokia visa blizganti. Taip, aš jau jums pasakojau apie ją kažkada videose, kad labai jinai patogi pradedantysiams, nes viskas čia kortų reikšmės parašytos ant kortų. Taip, skorpionai, kas laukia rugsėjo mėnesį. Taip, tai korta jėga, tai korta 8 kardai ir tai korta 6 pentakliai. Taip, jėga vėlgi, gera žinia ta, kad jėga, jinai visą laiką parodo, kad jums užteks tų jėgų, tų resursų, psichologinių, moralinių, visų kitų, jeigu ten vėlgi kažkokia bus problema susijusi vėl ten su kažkokių praradimų, nuostolių, finansinio, dar kažkokių, tai vėlgi jums užteks bet kokio resurso, čia jėga, jinai apie tą vidinę jėgą ir apie tuos resursus, kuriuos jūs turite. Jums pavyks, sakykime taip, mažiausiais nuostoliais išsivaduoti ir išsisukti iš tuos jūsų problemos, kuri turėtų rugsėjo pradžioj užgriūti dėka jėgos. Nes, stipriai korta, didysis arkanas, kuris, sakykime taip, nivelioja, irgi tuo 10 kardų, tokią labai neigiamą reikšmę ir ją susilpnina, kažkiek susilpnina. Taip, toliau 8 kardai, 8 kardai tai tuomet, kai jums arba norėsis izoliacijos, pabūti kažkur tai, kuomet žinoma visą laiką tie būna psichologiniai lūžiai, psichologiniai smūgiai, žmogus visą laiką instinktyviai nori izoliuotis ir pabūti, taip sakant, 1-2 su savimi, kaip aš sakau, užlaižyti tas savo žaizdas šiek tiek, kad jos pagytų ir jisai galėtų jau normaliai eiti į viešumą, į sociumą, o ne ten visas toks, su ašarom ir ten su drebančiom rankom, balsu ir taip toliau, jau norisi psichologiškai šiek tiek valdyti save. Tai čia apie tą izoliaciją irgi eina kalba, kada jūs jausitės tokie bejėgiai, kuomet atrodo, kad čia viskas jau žlugo, kad nėra išeities, bet vėlgi čia tik tai jūsų, vėlgi to psichologinės būsenos mintis, kurios įtakoja tą psichologinę būseną. Žinoma, visi mes einame į tą neviltį ir generuojam tas mintis, kad viskas jau čia pasaulio pabaiga, jau čia išeities nėra ir taip toliau. Bet vėlgi yra labai svarbu, čia, kai aš sakau, jums iškrito tą lazdų karalienę, kad šalia būtų žmogus, kuris galėtų jūs palaikyti morališkai. Aš turiu omeny sveikas protas, neaptemdytas šitų neigiamų emocijų, šito kažkokio skausmo, nevilties ir
jums pasakytų, kad čia nėra problemų, rasim išeitį ir pamatys jau tą iš tikrųjų, kaip čia galima apspręsti, jau aš turiu omeny tam tikrais jau būdais strateginiais. Ir čia yra korta 6 pentakliai, vėlgi tai yra moralinė ir materialinė pagalba. Pagal 6 pentaklių žmogus visada gauna. Jeigu tai ta problema pagal 10 kardų jum ateis ar prasigros, kaip aš sakau, kaip finansinis nuostolis, kažkoks netikėtas praradimas finansų ir taip toliau, tai čia vėlgi atsiras, kas jūs palaikys, kas jums suteiks pagalbą, kas jums, nežinau, paskolins tų pinigų, duos tų pinigų, padengs tą nuostolį. Tai kad nereikia tragedizuoti. Jeigu tai yra labiau bus psichologinės pagalbos, jums reikės moralinio palaikymo, atramos, petuko, taip sakant, kurio galite pasiremti, tai vėlgi jį turėsite. Pagal 6 pentaklius ateis ta psichologinė pagalba taipogi. Taip. Ir čia imu aš dabar 3 kaladę šviesaus pranašo taro ir žiūrim, ką jums parodys šviesaus pranašo taro. Traukiu kortas. Skorpionai, kas laukia rugsėjo mėnesį. Taip, 6 lazdos. Karalius taurių ir 3 lazdos. Taip. Ir 10 lazdų dar ištraukiau. 6 lazdos, žiūrėkit, viskas bus gerai. Pirma pusė mėnesio tikrai paduos jums kažkokio šoko, kažkokio tokio sudrebins jūs, ne, taip reikės jau ten su tais pergyvenimais biški sujudins visą emocinį foną ir paieškoti ten kažkokių išeičių ir sprendimo variantų, bet šitą kortą 6 lazdos nuostabi, jūs randate sprendimo variantą, jūs rasite, jūs jausitės, kad vėl, kaip aš sakau, ant žirgo viskas tvarkoj, kaip ir pergalės ir nugalėjimo kortą, tai jūs nugalėsite vėlgi kažkokį savo arba negatyvų mąstymą, arba tą tokį neviltį, kurią jūs įmes, ne, aplinkybės, jūs nugalėsite ir vėl su tokiu optimistišku nusiteikimu imsitės už veiksmo ir antra pusė mėnesio turėtų būti jau su tokiu dideliu pagerėjimu, nes yra šalia ir taurių karalius. Taurių karalius tai yra vandens stichijos atstovas, tai gali būti žuvis, vėžys arba skorpionas pagal zodiako ženklą, toks irgi labai empatiškas žmogus, kuris taip emociškai gali įsijausti kažkokią vėlgi jūsų problemą, jūsų dilemą, jūs paremti, palaikyti, paguosti. Tai vėlgi žmonių tokių palaikančių nestokosite. Viskas turėtų būti gerai, šalia jūsų yra tikrai žmonės, kurie jums pagelbės, net nereikės pulti į neviltį. Taip, 3 lazdos, vėl žmogus stovi jau ant kažkokio tai, kaip aš sakau, slenkščio gyvenimo ar ten kalno papėdės, kuomet jis gali vėl jau pradėti kažką tai kurti ir mato naujas perspektyvas ir naujas galimybės. Tai irgi labai gera pozityvi korta, kuri sako, kad vėl atsiveria su kažkokia vienokia pabaiga, ne, ten kada kažkas nepavyko, kažkas tai atsitiko, kažkas tai žlugo, ne, tas jūsų planai pagal 10 kardų. Vėlgi jau tame žlugime, tas žlugimas duoda vėl perėjimą į naują lygį ir atveria naujas perspektyvas ir naujas galimybės. Tai ir mato 10 lazdų kortą, tai vėlgi, jeigu jūs ruošiatės kažkur tai keltis, kaip pat aš jums sakiau tą pavyzdį, pradžioj, kad galbūt jūs buvote pasiruošę persikelti į naują būstą, išvažiuoti pas savo antrą pusę ar tą savo partnerį, draugą, pradėti kurti gyvenimą ir ten žlugo mėnesio pradžioj planai, tai čia vis tiek žmogus, matot, viską sukrovęs, visus savo daiktus, tos lagaminus,
visus savo ryšulius ir vis tiek jisai keliauja, apsikrovęs ir link savo tikslo. Tai vėlgi, jeigu jums gyvenimas, visata, aplinkybės užgriūs ir neduos, duos tokį išbandymą kažkokį ar atidėliojimą jūsų tikslo, vėl bus kaip patikra jūsų, kaip jūs sugebate atsilaikyti, kaip jūs sugebate ten morališkai, psichologiškai įveikti ten kažkokią kliūtį ir čia jau vis dėlto kliūtis bus įveikta ir vis tiek sieksite savo tikslo. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę Raganų taro ir žiūrim, ką jums parodys Raganų taro, mano brangus skorpionai, kuogi ir kaipgi pasibaigs jūsų rugsėjis. Taip, rugsėjis, skorpionai, kas laukia? Korta 7, vežimas, 7 didysis arkanas, korta atsiskyrėlis ir korta lazdų riteris. Taip, mano brangus skorpionai, kažkur tai vis dėlto išvažiuosite. Vežimas kelionės, vežimas judėjimas, vežimas tai transporto priemonės. Tai, pagal vežimą būna arba kažkokių tai transporto priemonių įsigijimas, galbūt naujos mašinos, galbūt kitokios, gal jūs nuspręsite, aš nežinau, dviračių jau keliauti kažkur, bet čia yra judėjimas, bet kokia transporto priemonė pagal vežimą ir čia yra kelionė. Tai rugsėjo pabaigoje vis dėlto, jeigu, sakykime, tas jūsų atidėliojimas ar kažkokia tai problema užgrius ir sužlugdys jūsų planus būtent susijusius su kelionė, kad jūs neišvažiavote ar neišvažiuosite rugsėjo pradžioje suplanuotą kelionę kažkokią atostoginę, tai perskelsite ją į mėnesio pabaigą ir viskas bus gerai, vis tiek išvyksite. Taip, toliau 9 didysis arkanas, tai yra atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis tai tuomet, kai žmogus, vėlgi, galbūt jūs išvažiuosite, mano brangieji, tiesiog į kažkokį retritą pamedituoti ir atsigauti po tos problemas, kurie jūs išmuš iš vėžių ir jūs psichologiškai taip užgriūs ir emociškai ištampys ir išsekins. Tai vėlgi pats geriausias variantas, kuomet žmogus iš tikrųjų patiria psichologinį stresą, psichologinį tą įtampą didelę ir šoką kažkokį ir nervinį tą tokį, kuomet reikia susitvarkyti, labai daug nervų kainavo, tai žinoma, reikia važiuoti iš karto atsigauti. Kai tik išspręsta problema išsisprendžia, tas patarimas, išvažiuokite ir pailsėkite, pabūkite bent 3-4 dienas 1-2 su savimi. Bent atstatykite save morališkai, psichologiškai, kažkur tai arčiau gamtos. Tos visokios meditacijos, pasivaikščiojimas gamtoje irgi meditacija, klausimasis ramios muzikos, klasikinės ar bet kurios kitos relaksacinės muzikos yra irgi meditacija. Ten kažkokios dvasinės literatūros skaitymas irgi meditacija. Nebūtinai jums ten kažkoks kvepavimas, jeigu irgi žinote kažkokį metodą, būdą, jeigu ne, tai prašom junkitės į mano grupę Sveika gyvensena, kaip gyvenimo stilius, Facebook'e irgi galėsiu aš jums visus pademonstruoti metodus, kaip jūs galite atsigauti ir kvepavimo pratimus, kuriuos daryti, kad atsikratyti to streso. Ir papasakosiu plačiau apie rebefingo metodą. Taip, ir paskutinė korta yra lazdų riteris, irgi judėjimas. Pagal lazdų riterį viskas juda, visi reikalai išsijudino, jeigu bus kažkoks tai sąstingis, jeigu bus kažkokia pauzė, jeigu bus kažkoks tai ieškojimas tos padėties išeities iš padėties, tai vėlgi jūs rasite, jūs išsivaduosite, jūs išjudinsite situaciją iš mirties taško, jūs išspręsite savo problemas, kurios užgrius mėnesio pradžioj ir viskas bus gerai.
Tai va, mano brangūs skorpionai, toks bus jūsų mėnuo. Prašau, visą laiką laikinkit, komentuokit, dalinkitės, kad kažkiek tai būtų irgi ir man energijos mainų, ir auditorija, kad mano dėka jūsų reakcijų augtų. Aš jums linkiu tik tai, kad išsipildytų mano pačios geriausias prognozės, o tos neigiamas taip ir liktų tik mano žodžiais. Nuostabaus jums rugsėjo. Iki.